kuriems aktoriams teko nusimesti visus savo drabužius filme Draugų lažybos, kurie filmai triumfavo BAFTA apdovanojimuose, kas ir kaip apsunkino bene laukiamiausio šių laikų vaizdo žaidimo GTA 6 anonso pasirodymą. Visa tai naujame kanalo Niekas niekam video jau dabar. Nuo vasario 16 dienos Lietuvos kino teatruose rodomos režisieriaus Justino Krisiūno komedijos Draugų lažybos premjeros vakaras sutraukė būrį garsenybių. Ant raudono kilimo buvo galima pamatyti buvusius krepšininkus brolius Lavrinovičius, aktorius Andrių Žiurauską, Inetą Stasiulytę, Mildą Noreikaitę, Džiugą Siaurusaitį, nuomonės formuotoją Karoliną Meskino. Filme pagrindinius vaidmenis atlieka gerai žinomi aktoriai Mantas Stonkus, Justinas Jankevičius, Andrius Žiurauskas ir Valentinas Krulikovskis. Be minėtų aktorių filme dar vaidina Gelminė Glemžaitė, Nijolė Narmontaitė, Milda Noreikaitė, Dijora Petrikonytė. Kino žiūrovams Krisiūnas pasakoja vyriškos draugystės istoriją. Klestintis verslininkas Karolis įtaria žmonos neištikimybę. Reklamų režisierių Šampūnas niekaip neišsirenka moters, su kuria norėtų būti. Tankas, nors ir kietas karininkas, gyvena su mama ir kiekvieną kartą išvydęs moterį suskystėja. Darbą praradęs 3 vaikų tėvas princas su žmona laukiasi 4 kūdikio ir galvoja, kur uždirbti pinigų. Gerai pasilinksminę, o širdyje dar ir jausdami, kad reikia keisti savo gyvenimą, seni draugai susilažina. Išsirengti nuogai toje vietoje, kur esi, būtent tokia yra viena iš lažybų užduočių, laukiančių Justino Krisiūno komedijos personažų. Vienas iš pagrindinių filmo aktorių, Valentinas Krulikovskis, teigia, nusimesti drabužius neįprastoje vietoje yra iššūkis. Tai be abejo dažniausiai šokiruos aplinkinius, bet filme mūsų apsinuoginimas nebuvo ekshibicionizmo priepuolis, o lažybų sąlyga, kine man išties prakalbusi apie žmogaus laisvę. Mantas Stonkus pasakoja, Draugų lažybų kino aikštelėje smagiai praleidęs laiką. Režisierius aktoriams leido improvizuoti, o kai kameros išsijungdavo, kolegos ir bičiuliai daug juokėsi. Aktorius neabejoja, kad smagus darbas būtinai atsispindės ir kino ekrane. Filmo režisierius neslepia, kad lažybos yra įvykusios ir realiame gyvenime dėl filmo sėkmės. Tačiau Krisiūnas pripažįsta, kad filmo sėkmė priklauso nuo pagrindinio aktorių ketvertuko ir teigia, jog jam nusišypsojo sėkmė surinkti labai talentingus ir idealiai personažus atitinkančius aktorius. Režisierius taip pat yra pristatęs filmus Vyrų svajonės, Dėdė Rokas ir Nida, Širdys. Beje, Stonkaus ir Jankevičiaus personažai Draugai komedijoje susimušė dėl bučinio su moterimi. Toji moteris – Gelminė Glemžaitė, Manto Stonkaus sužadėtinė realiame gyvenime, o filme žmona. Paklaustas, kaip jautėsi matydamas tokią sceną, aktorius teigė, aktoriaus profesija iš mūsų reikalauja apsimetinėti kitais žmonėmis, įsijausti į jų gyvenimus ir padaryti tai, kaip tik įmanoma, įtikinamiau. Kartais iš mūsų reikalaujama bučinių, kartais nuogumo. Mes tą ir darome iki akimirkos, kol išjungiamos filmavimo kameros. O jūs ar matėte naująją komediją Draugų lažybos? Ką apie ją manote? Palikite savo nuomonę komentaruose. Na, o jei dar nematėte, suskubkite tą padaryti. Filmas kino teatruose jau rodomas. Vasario 18-osios vakarą Londono karališkojoje salėje įvyko kasmetiniai BAFTA apdovanojimai. Kino industrijoje pasižymėję žmonės atvyko ne tik pasimėgauti puota, bet ir atsiimti užsitarnautų apdovanojimų. Į 77 kartą vykusias iškilmes atvyko ir Holivudo žvaigždės, tarp kurių Emma Stone, Margot Robbie, Bradley Cooperis,
ir Lily Collins. Nominantai, pretenduojantis į statulėles, buvo išvardyti prieš mėnesį, na o ceremonijos metu paskelbta, kurie filmai, aktoriai, kino prodiuseriai ir režisieriai buvo įvertinti geriausiai. Britų karališkai šeimai ceremonijoje, kurią vedė škotų aktorius Davidas Tennantas, atstovavo princas Williamas, einantis BAFTA prezidento pareigas. Daugiausia apdovanojimų pelnė biografinė drama Oppenheimeris, pasakojanti atominio ginklo kūrėjo Roberto Oppenheimerio istoriją. Christopherio Nolano biografinis filmas sekmadienio vakarą Londone vykusioje ceremonijoje laimėjo 7 prizus, be kita ko, geriausio filmo kategorijoje. Nolanas taip pat atsiėmė apdovanojimą už geriausią režisūrą, o aktorius Cillianas Murphy, suvaidinęs branduolinės bombos išradėjų laikomą amerikiečių fiziką Robertą Oppenheimerį, buvo pripažintas geriausių pagrindinio vaidmens atlikėjų. Tai pirmasis aktoriaus BAFTA apdovanojimas, o atsimdamas jį, Murphy padėkojo Nolanui už tai, kad režisierius įžvelgė aktoriuje tai, ko jis pats tikriausiai nepastebėjo. Vėliau vyras žurnalistams sakė, kad sėkmė buvo stulbinanti ir pridūrė, kad yra sujaudintas ir šiek tiek šokiruotas. Be to, Robertas Downey jaunesnysis paskelbtas geriausiu antrojo plano aktoriumi. Oppenheimeris iš viso buvo nominuotas 13 kategorijų. Antras didžiausias laimėtojas BAFTA apdovanojimų ceremonijoje buvo graikų režisieriaus Jorgo Lantimos filmas Prasti reikalai. Jis susižėrė 5 statulėles. Juostoje vaidmenį sukūrusi Holivudo žvaigždė Emma Stone apdovanota geriausios aktorės kategorijoje. Ji be kitų įveikė Sandra Hüller iš Kryčio anatomijos ir Barbės pagrindinio vaidmens atlikėja Margot Robbie. Aktorė 2017 metais taip pat pelnė šį apdovanojimą už pasirodymą filme Kalifornijos svajos. Geriausia antrojo plano aktorė tapo Da'Vine Joy Randolph. Ji laimėjo prizą už vaidmenį filme Atstumtieji. Be to, filmas Kryčio anatomija apdovanotas už geriausią originalų scenarijų, o Interesų zona išrinktas geriausių britų filmų ir geriausių filmų ne anglų kalba. Jis taip pat apdovanotas už geriausią garsą. Ne vienam apdovanojimui nominuota fantastinė komedija Barbė, tačiau čia atvykusi pagrindinė aktorė Margot Robbie, kaip ir pats filmas, neatsiėmė nė vienos statulėlės. Bradley Cooperis buvo pelnęs 3 individualias nominacijas už vaidmenį, prodiusavimą ir scenarijaus rašymą filme Maestro apie JAV dirigentą Leonardą Bernsteiną. Tačiau pagirių Las Vegase žvaigždė ceremoniją taip pat paliko tuščiomis. Praėjusį sekmadienį buvo išdalinti ir Oskarai, bene laukiamiausi ir labiausiai vertinami apdovanojimai kino industrijoje. Sakoma, kad BAFTA atspindi tai, kas vyks Oskaruose. Pažiūrėsime, ceremoniją apžvelgsime sekančiame Niekas niekam video. Praėjusių metų gruodžio pradžioje Amerikos vaizdo žaidimų leidėjas Rockstar Games pristatė pirmąjį GTA 6 anonsą, bei informaciją, kad visų taip lauktas žaidimas pagaliau pasirodys 2025 metais. Tai bus 8-oji Grand Theft Auto dalis, o naujausias žaidimas serijoje šiuo metu yra GTA 5, išleistas dar 2013 metais. Ar prisimenate Vice City? Patvirtinta, jog naujojo žaidimo veiksmas vyks išgalvotoje atviro pasaulio Leonidos valstijoje ir jos Majamio įkvėptame Vice City mieste. Taip pat patvirtinta, kad žaidėjas pirmą kartą serijos istorijoje galės valdyti veikėją moterį. Dar 2022 metų vasario mėnesį po gausybės spekulacijų ir gandų Rockstar patvirtino apie žaidimo kūrimą. Tų pačių metų rugsėjį medžiaga iš nebaigto žaidimo versijos buvo nutekinta internete. 90 vaizdo įrašų, kurių bendra trukmė 50 minučių, buvo įkelti į GTA forums. Rockstar šaltiniai patvirtino, kad medžiaga yra tikra, surinkta iš kelių žaidimo kūrimo etapų ir kad kai kurie vaizdo įrašai gali būti metų senumo. Šį įvykį žurnalistai apibūdino kaip didžiausią lyką vaizdo žaidimų pramonės istorijoje. Patys Rockstar teigė, kad medžiaga nutekinta įsilaužus į jų tinklą. Apgailestavo, kad būtent taip
žaidimas buvo pirmą kartą viešai pademonstruotas, tačiau tikėjo, kad tai nesukels ilgalaikio poveikio tolimesniam jo vystymui. Vėliau Amerikos vaizdo žaidimų leidėjas paskelbė, jog incidentas jiems kainavo 5 milijonus JAV dolerių ir 1000 darbo valandų. Viso šio sąmyšio kaltininkas neliko nenubaustas. Nepraėjus nė mėnesiui po neteisėto medžiagos išplatinimo internete, Londono miesto policija suėmė 17-metį berniuką iš Oxfordshiro. 2023 metų viduryje jis stojo prieš Southwarko teismą dėl 12 nusikaltimų, tačiau buvo pripažintas netinkamu stoti prieš teismą dėl jo ūmaus autizmo. 2023 metų gruodžio mėnesį teisėjas jam skyrė neterminuotą įsakymą būti ligoninėje dėl didelio pavojaus visuomeniai, kadangi vaikinas išreiškė ketinimą tęsti nusikaltimus elektroninėje erdvėje ir toliau. Praėjo daugiau nei 2 metai po oficialaus Rockstar Games patvirtinimo, kad Grand Theft Auto 6 yra kuriamas, tačiau dabar žaidimas žengia į paskutinį kūrimo etapą. Bloomberg pavyko gauti darbuotojams skirtą elektroninį laišką, kuriame pranešama, jog nuo balandžio mėnesio jie turėtų nutraukti nuotolinius darbus ir grįžti į biurą 5 dienoms per savaitę. Didesnio produktyvumo bei saugumo poreikis įrodo, kad kūrėjas deda daugiau pastangų užbaigti žaidimą laiku. Sklando gandai, kad numatoma GTA 6 išleidimo data yra 2025 metų ruduo. Tikimės, kad Rockstar ir GTA 6 daugiau tokių nemalonių incidentų nepatirs ir visų fanų taip laukiamas žaidimas pasirodys laiku. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po 2 savaičių. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti šio video su kitais. Iki!